Išsišaudė. Kaip sakant, pagaliau mes lygistės iškovojam, galim sakyti. Ką, aišku, namuose norėjusi daugiau pergalės, bet ko gero vėl meistriškumo stoka, išnaudojant progas, ypač pirmam kėlinį turėjom tikrai keletą neblogų momentą pelnyti įvartį, nepelnėm, o antram kėlinį šiek tiek nesiklijavo žaidimas, nors ir vėl ant kontratakų turėjom keletą galimybių pasiekti įvartį, bet per didelis galbūt žaidėjų noras ar šaltakraujiškumo stoka nepavyko tos momentus paversti įvarčius, todėl ir šiai dienai ir tas tokias nulinės lygiosios, nors pasakysiu ir Pakruojo komanda visai ne ta, kuri buvo pirmą ratą, sakykime, pirmus 2 ratus ir visai kitokia ir visai kitaip žaidžia, taip kad, ką darysi šiandien, 0-0 taškas irgi į taupyklę, kaip sakant. Na ką, kaip matėt, rungtynės buvo kovingos ir viena ir kita komanda stengiasi. Aš manau, šiandienos varžybos buvo lygiaverčių varžovų dvikova. Šiandien žiūrint šias rungtynės, aišku, gal Šiauliai labiau patyrus komanda jau žaidžia, bet kaip vis tiek jaunimas yra jaunimas, dar reikia, aišku, tobulėti. Mūsų komanda, kaip matot, papildė patyrę žaidėjai. Aišku, atsirado šiek tiek ramumo palyginus su tom rungtynėm, kurias žaidėm pirmam ir antram rate. Tai čia, kaip sakant, skiriasi kaip diena ir naktis. O apie tą vyrai degė norų atsirevanšuoti už skaudų pralaimėjimą Pakruojyje. 5-0, aišku, ten gal kažkiek save pervertinom, užtat ir gausi toksai labai negražus rezultatas, tai šiandieną važiavom į Šiaulius tikrai nepralaimėti. Taškas kaip ir tenketų mūsų. Tikslai išlieka tie patys. Išsilaikyti įmanomais visais variantais aukščiausioje lygoje, A lygoje, ant žodžių. Tai užtat ir buvo padarytos kardinalios, kaip sakė, permainos komandai. Buvo keletą žaidėjų atleistų, paimti pajėgesni žaidėjai, bet principe dar, kad ir langas užsidaręs, aišku, dar trūksta iki pilnos komplektacijos, darbai vyksta, bet jeigu bus, tai nepasikeis niekas, tai tie patys žaidėjai visi žais.